Sveiki, sugrįžę vos keletas dienų ir mes vėl čia. Praėjusioje serijoje Ramūnas lygino mūsų būsimo namelio pagrindą. Na, vėliau kalėjime sukome, išsitempėme šniūrą ir bandėme sugaudyti būsimo namelio kampus. Taip pat maždaug pasižiūrėti, kur bus komunikacijos. Na, tai tiek, o dabar keliamės į naują video. Turiu šiokią tokią misiją. Mano įrankis. Ir keliausiu pasidaryti, išsipjauti dujų balioną. Vakar truputį prasiplovau jį. Teks dar kartą. Ir norėčiau turėti kažkas panašaus tokį rezultatą iš jo. YouTube'ai žmogus įdėjęs video, kaip saugiai išardyti dujų balioną. Pasakė, kad silpnoji vieta turėtų būti čia. Aišku, prisipilti vandens. Bandysiu nulaužti silpnąją vietą. Ką, keliauju dirbti. Prileidau, jaučiu tiek vandens dabar. Ilgai kovojau ir po nuožmingos kovos pavyko nugalėti. Užsiėmė. O šitą apačią, žiedą, irgi reikės nuimti, nes noriu, kad būtų abu galai apvalinti. Sugalvojau. Ko gero, darau taip, iki čia pjaunu, iki siūlės, iki šitos siūlės. Ir anoje pusėje lygiai taip pat. Tokią aukštę laikausi ir dangtis bus truputį mažesnis negu pakura. Dėl virinimo man padės žmogus, teisingiau, aš padėsiu žmogui, bet norėčiau pabandyti pats, būtų įdomu pačiam pasidaryti savom rankom. Gerai. Aptrinsiu truputį šonus, kad eitų virintis. Šitą vėliau nupjausiu ir įpjausiu čia kiek reikės. Bus labai gražu. Susidėjau viską į karutį. Bus kojas. Nupjausim. Dabar važiuoju susivirinti. Beveik padarėm. Rytoj vyrius priseksime, rankenas ir kojytes. O dabar keliauju namo, nusišveičiu, truputį netikėtai galvojau, kad čia bus greičiau. Išėjo taip greitai. Tai ką rytoj? Tikiuosi, kad turėsiu šašlykinę. Labas. Tai atvažiavom, Ramūnas jau beveik pabaigė savo projektą ir turim padėti man tau? Ne. Nereikia. Turim vat štai tokį daiktelį. Padėjau suvirinti. Padėjai suvirinti. O kaip patirtis? Nežiūrėti, kaip virin, zuikučių neprisigaudyti. Tadam! Žinai, ko nėra skylių? Jo, bet tai jas bet kada gali įsigręžti. Ir dar neuždėjau ant kojų batukų, nesmukta. Žodžiu, tai dar čia nėra galutinis rezultatas. Dar reikia, ką dar reikia padaryti? Tai paskui nusipirkau su rūdžiu surišėju. Tai paskiau nutepsim su rūdininku. Taip, ir nupirkau dažų. 1000 laipsnių dažų. Tai po to dar nudažysim, bet šiandien turim tikslą išdeginti. Jo, nes dar turi tokį kvapą. O šiandienos pirkiniai
Ramūnas savo nusipirko lauštuvą, o aš savo nusipirkau metrą. Kas yra gerai, to išbandysim, ar mūsų mašina yra labai stipriai dažyta ar ne. Tai, žodžiu, su magnetuku priekiai. Aišku, man tokią mandrą nereikėjo, bet galvojam į ateitį. Aš čia savo projekčiukams. Tai dabar pakursim, kad jisai degintus, kad visi tie kvapai išeitų, o kas daugiau nauja. Tai, žodžiu, mūsų darbus su namelio pamatais stabdo labai oras. Šiandien pusdienį gerą lėją, dabar nustoja ir lygtai svai vakarą saulyt pradėt šviesti. Bet rytoj, poryt ir užporyt praneš vien lietų. Tai labai norėtume mes tos pamatus daryti, bet per lietų nedirbsi. Nesmagu bus, jeigu lys. Ir šiaip nelabai gal gerai. Lygintis per lietų nelabai. Kiek kainavo šašlykinė, galiu pasakyti? Jo, kiek kainavo šašlykinė? Šitas rankena 6 eurai litagrai. Šitas po 2 eurus. Rankenėlės šono, ne? Jo, vyrius davė nemokamai. Ir kaip ir viskas. O metalą čia buvę radiatoriaus vamzdžiai. Jo, ir balioną gavom už dyką. Nežinau, tai dabar jau čia nešam kažkokių malkyčių, kuriam šitą, kad biškį išsidegtų. Šiaip esi patenkint savo darbą? Jo. Aš irgi esu patenkinta tavo darbą. Da, kaip nusidažys, kaip gražiai atrodys. Einam į trobą pažiūrėti. Tai ko dar neparodžiau, tai viduje, bet turim jau šaldytuvą ir šitos dujinės. Jinai išvažiavo į kitus namus, kitiems šeimininkams. O dabar jaučiu, kad Ramūnas jau vėl ten kažką veik. Ar man saugu? Man nesaugu. Ką? Man nesaugu, tau tai saugu. Bet tai ką tu ten darai? Tai pamatysi. Ai, čia dulkių pakėliau. Langą atidarysiu. Ai, tu jau čia? Aha. Tik palik mane, ar ne? Jo, tik tavi palik, jau girdžiu dun kažkas. Ui. Tai dabar gal vištagul išsivedin. Aha. Darysiu visus langas. Aš visai norėčiau tas lubas dar numušti. Tai, bet pala, kurią mes sieną šiandien nardom. Šitą, ne? Jo, turėsim didelį salių saloną. Tai da pala, šitą kai išsivers. Tai duris galim net iškabinti. Net nežinau, žinok, nuo ko čia pradėti. Vienas dalykas yra, aš paaiškiai, tu sakai čia tas lubas išimti, bet tos lubas, tik čia jos yra blogas. Tai tą ir kambarį tai išimti. Bet tai ten toliau, tai čia viskas gerai yra. Bet aš ant jų tikrai nenoriu lipti. Lipčiau ant balkio, o ant balkiukas... Ant tokią balkę tu liptum. Taip. Bet, žinai, aš tokiam darbę tau nieko padėti negaliu. Išpisi lentėjau greitai. Ai, tu šmaikštuolė. Bet jau ranką palaikysi, gal. Gal. Bandau. O, užsiemi. Bet tą reik nukavinti, kaip aš jo nepastebėjau anksčiau. Paskiau gražiai nesusidėjęs, žinai. Jis labai paprastai taip. Tai žodžiu, durims dar mes teikiam vilties ir galvojam duris išsaugoti. Kertam tą sieną. Ta, ne, pabaigiam. Jo. Tai gerai, ar mums reikia kaukių? Dabar ne, bet paskui jo. Po to reikės taip. Pabandysiu pramušti biškį. Važiuojam, ką aš žinau. Lūžta. Gerai, pabandžiau. Gerai, mums prireiks. Tikrai laužtuvo. Kuku. O tau padaryti laužtuvo apmokymus? Palauk, leis pabandyti iš pradžių pačiai. Pažiūrim, ar turiu talentą ar ne. Aš tai norėčiau čia kišti iškart.
puikiai sekasi. Na, biškį perskima. Tai va. Degtukai. Jo. Ai, ar dar degą patikrinsi? O, svarbiausia yra nestabdyti. Naują apmokymą duodu. Na. Kad tau čia taip kartais sunkiai gal gautis. Tiesiog Iš tos pusės. Tai aš taip dariau su plintusą, jeigu neatsimeni. jo čia kaip kibirkštis jie. Tai kad tu nelaikai. Nežinau, žinok, man nesiseka taip, kaip aš planavau. Perpausis. A tu pastebėjai, kad tau čia viskas perpuvė? Nu tai sutarėm, tu čia nuplėši. Viską. Nieko neatsimenu, ką mums pasakoja, bet patik. Bandysim išimti. Nu va. Puikiai. Oi, nežinau, su tokiais tampais čia ir tik ir tuos nepabaigsim. Dvi jau išėmiau. Tai daugumą plaktuką išmušiu ir baigsis bėdas. Tau tai vėl? Tu jau atsargiai, žemė sudrebė. Palauk, čia jau viskas, jau kits kambarys. Čia tik šokių aikštelėje galėsim daryti. Spirk. Užsispyrusi, ne? Kiek vietos susirado. Einam pažiūrėti iš kitos pusės. Eik sau. Nu čia jau tikrai vakarėlį išeitų padaryti. O tai gal grindis lupam? Ne. Ne. Nepatogu bus vaikščioti, nepatogu sušluoti. O tai gal geriau aš tą nulupu kampą visą. Iki galo, ne? Jo. Bet čia bus dulkių. Taip žaliai atrodo, tai jos geras. Tai ko aš galiu būti naudinga? Matau, kad reikia pakurianti jau šašlikinę. Taip, išvirk dilgėlių arbatas ir... Aš esu tavo dilgėlikį. Tai nežinau, einam gal ką, einam daryti. Einam į lauką biškį. Pramušiu keletą lentų, kad sukelti dulkių, kad matytus, kad dirbam. Ai, nu gerai. Porą kalu ir bėgu. Bėgam. 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 Net laukia rūkas. Kaip tu pirma išbėgai? Eik, aš jau ten, kai tu pirma nuveti, pažiūrėk, koks aplinkui rūkas. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches. Žodžiu. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. O Jėzu, man telefonas kaip atrodo. Kiek čia dulkelių. Kodėl aš jį čia palikau? Saulytė. Ką žiūri, noriu tą iškirsti. Ne,
Ne, šitą paligal. Kad lai. Neaišku, kas čia, kaip čia yra. Nu, aš šiaip sakau, pagal brėžinius, tai čia tos sienas iš vis nieko nelaiko. Kaip duris yra įdėtas? Neįkrust jo. Ir vėl dalykai. Einam lauk. Nu gerai, vėl palaukiam, kol nusileis viską. Jau pamiršau, kaip čia per kelias minutės viskas atrodo. Netgi prieš tai matėsi, kad buvo blogai. Bet tą blogiau man. Ten, sakau, pažiūrėk tą kampą ten. Atrodo, kad tas rąstas antras nuo viršaus yra suknežint visiškai. Nieka nuostabaus, dėl ko ta pusė visa nulinkus yra. Monika? Ką? Laikraštuką radai? Skaitom šio metinės naujieną. Gerai. Kol aš dirbu, Na, apšvies kaip manęs. gerai, tai nu pasižiūrėti pati, ką mes čia turim. Kadangi mūsų auditorija yra labai vyriška, parodysiu, kiek vaikinų mus žiūri, tai aš manau, kad aktualiausia būtų išgirsti. Tai čia sportas? Taip, Gerai. apie LKL nori 17 metų išgirsti. Nu, tiek. Žalgiris padėjo tašką. Tokia yra antraštė ir nejaučiu čempionais tapo. Kelintai? 17 metais, reikia džiaugtis. Noriu vieną skelbimą paskaitysiu, bet klausykis. Parduodame naujus išmaniuosius telefonus su didžiuliais mega skliausteliuose ekranais. Šviesus, ryškus vaizdai. Iškart motyvuoju pirkti. Kitur tokių negausite. Negausime? Ne. Arba mokėsite 2-3 kartus brangiau. Wow. Kas čia parduoda? Dar išmaniuosius laikrodžius parduodu. Sužadintuvo funkcija, ačiū. Fantastiški, neprilygstami, pigus. 5 šauktukai. Nu gerai, perdedu tik 4. Pakeis jūsų gyvenimą, sveikatą ir stilių. Skambinam? Ne. O. Būt laikas. Matos. Aš jau čia toj baiga. Šiaip tai nežinau, galiu praspoilinti, kad turėsim vieną žmogų iš pašalies santechniką. Viengungi. Nežinau, ar jisai viengungis. Jo, tai turės pas mus atvažiuoti, padės mums su santechnika šiek tiek tą namelį išspręsti, nes čia tai mes, nu, ta prasme, dar pamatą suprantu, kaip daryti, bet kaip santechnika, tai man... Nuolydžiai, Kokie kas, kaip, kiek kasti, viską paaiškins. Jo, tai susipažinsim su dar vienu žmogum, kuris tikrai čia spėjų pas mūsų ne vieną kartą lankysis. Šiaip vienintelis jo neprašymis, bet užsakymis yra šašlykai. Tai gerai, aš kaip ir čia baigiau. Aha. Galime eiti į lauką. Tai einam, ar tvarkomė šiandien čia ar ne? Čia ne. Nesitvarko. Aš dar numušiu savo malonumai kelias metus. Nieko nepamatau. Bet patenkai. Gegutį kukuoj! Yra tik centus kišeniai. Neturiu! Aš ir neturiu. Gerai, viskas, baigiuos. Kėtų, kokia paaišymu. Tai ką dabar? Matuojam perimetrą, susigaudom. Ar matavimą juostą įmam ar ką? Jo, juostą. Išsisuksim ir persisuksim dar, ne? 15 kartų. O tai taip reikia daryti. Kaip ten, kai upelio pakrantę atrodo, jaučiau žėlusi jau. Upelis koks nusekęs. Vau, čia net nepasimaudys. Ką žinai, ar iš vis čia vasarą kažkas yra iš jo gers. Koks veiksmas. Tai turim sužinot, kurią pusę pametėm. Tai kažkurią pusę pametėm. persimėtojom lygiai taip pat kaip prieš tai. Aha. Tai duok jas, tik man. Ja.
Tai tu nepabėk irgi. Tai užbaigiam šiandienos dieną, bardaką namuose paliekam. Čia viską susigaudėm, viskas... Iš strižainių pagauta tobulai, kampai, viskas, ta prasme, išmatuota, čia milimetrų tikslumu, nu ko tu juokies? Iš krepšinė. Ai, iš krepšinė. Nu, Ramūnai, baik. Gerai, teisybę sakom. Nemeluojam. Ta prasme, visiškai nemeluojam. Iš strižainės nesuprantam, kaip taip gali būti. Nieko, pasimokys. Nu, negalim pagauti strižainės. Kiek matuojam, tiek 5 centimetrais. Viena strižainė yra ilgesnė už kitą. Išsimatavom. Čia tobulai, čia tobulai, čia tobulai. Čia 2 milimetrai skirias. Mes su Ramūnu juokiamės, nu, kad negali strižainiai 5 centimetrai atsirasti iš niekur. Viskas čia yra gerai. Amada pavežti lazerį. Plema, reik naktį važiuoti. Kodėl? Ne, nereik naktį. Ir tavo matytus. Tai gal kitą dieną atsivežam lazerį. Gerai. Ir tada pasižiūrėsim, ant kiek esam kreivi mes. Gal akis netaip rodo, nežinau. Čia vyko, kol, žodžiu, nefilmavom, bet čia tikras humoro klubas buvo. Krauja geriai tie skraida. Nu, baik juoktis. Ramūns pastoviai juokias. Tai sakom, greit susitiksim. Neprailgšte. Su šia gera juoko dose ir užbaigiame mūsų seriją. Gal strižainių ir nesugaudėme, bet labai skaniai pasijuokėme. Siūlome ir jums į viską nežiūrėti taip rimtai ir šiek tiek atsipalaiduoti. Iki greito!